Labas, mėly mano influenceriai, nuomonės formuotojai, turinio kūrėjai ir panašiai. Pasirinkau tokio formato video, turbūt pratę tai daryti. Šiaip dažniausia turinį, kokį pats kuriu, tai yra apie keliones, žygius, skautai. Ir pasirinkau tokį formatą dabar pakalbėti apie šitą projektą. Užsiemu dar IT visokiais projektais, internetinių parduotuvių plėtro, kūrimų. Ir pagalvojau, kad galiu padėti ne tik savo, bet ir jum, sukuriant jūsų personalizuotą internetinę prekybą, kurioje galėtumėt valyti produktus, kuriuos norit prekiauti. Galėtumėt juos reklamuoti, nereikėtų ieškoti, ką reklamuoti, kas jums pasiūlys produktų, kas jums pasiūlys už tos produktus ir panašiai. Turiu išdirbęs jau ne vieną tiekėją. Yra pasiūlymai, yra sukurta infrastruktūra, kas pakuoja, siunčia, sandėlioja, tvarko, kliuoja lipdukus ir panašius visus dalykus. Nereikia rūpintis. Tad, kai yra visa infrastruktūra, visa IT skyrius yra, kuris užsiema visų šito dalykų, tai sakau, galiu pasiūlyti ir jums. Jums turėti savo internetinį verslą. Jūs darot, ką labiausiai patinka, kas man patinka, aš irgi mėgstu išeit, papasakot, pasirodyt, pakalbėti apie vienus kitus dalykus, taip ir jum. Tai kas liečia e-prekybą. Viskas tada labai tampa paprastai. Su komanda jums sukuriame internetinį tinklalapį, sudedam produktus, kuriuos jūs norit, išsirenkat, sveikatingumas, sportas, kelionės, pavyzdžiui, pas mane nemažai turistinio inventoriaus planuoja būti, nes to gyvenu. Taigi, išsirenkat, susižiūrim, sukeliam ir viskas. Ką jūs darot, komunikuojat, reklamuojat, svarbiausia nukreipiat į savo puslapį, į savo brandą. Seagull by Shop, labai geras pavyzdys, kad galima padaryti kažką tokio ir įdomaus. Tai mes galim jums pasiūlyti internetinį variantą, sukurti ir padėti jums plėsti, jeigu yra noro. Taigi patys būtumėt savo nedidelio verslo savininkai. Kas yra labai smagu, pasirūpinom visą administraciją, sertifikatais, leidimais ir visais kitais dalykais, administracija, pakavimas, o jums tik tai reikia tik komunikuoti. Ir ką mes smagiausius uždirba 20% nuo apyvartos. Tai atmetus visus kaštus, viską tai tampa visai neblogai. Didžioji dalis produkto tiekėjų jums aplamai patys pasiūlo su 30% antkainių nuo mažmeninės prekybos. Jeigu pardavėt už 10 eurų, 3 eurus uždirbat. Tai jums reikia tada supakuoti, išsiųsti, uždėti lipduką, sandėliuoti. Tada išeina truputėlį didesni kaštai. Kadangi mes jau turim visą infrastruktūrą, turim kur sandėliuoju, turiu kur pakuoja, turiu kas klijuoja. Tai mes šitą galim tikrai atlikti. Tai gaunas taip, kad mes tampame jūsų verslo administratoriais, o jūs darote verslą. Taigi, tokia yra mintis, tokia pasiūla ir aš tikiuosi susitiksim gyvai ir galėsim plačiau pakalbėti apie tai, o dabar ką? Sekite jūs mano, tai rimkus.lt, ten turėtų daugiau kontentų greitų metų pasirodyti apie keliones, žygius ir kažkokias vienokias ar kitokias idėjas. Tad, čiau!